Garbė Jėzui Kristui. Pradžios maldai kviečiu svečią iš Lietuvos, Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos postulatorių, kunigą Vitalijų Kodį. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Gerasis Viešpatie Jėzau Kristau, palaimink mūsų šiandien susitikimą, palaimink šitą konferenciją ir prašome Tave, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas kuo greičiau būtų paskelbtas palaimintoju. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Pradėsime Alfonso Lipniūno gyvenimo kelio apžvalgą. Pirmoji dalis – branda ir kelias į kunigystę. Pranešėja Irena Satkauskienė. Kunigas Alfonsas Lipniūnas gimė 1905 metais kovo 12 dieną Talkonių kaime Panevėžio apskrityje. Jo tėvai buvo paprasti ūkininkai, turintys maždaug 25 akrų žemės. Tėvas visada buvo geros nuotaikos, energingas ir darbštus. Jo motina Konstancija buvo labai nuoširdi, jautri, visiems paslaugi. Alfonsas užaugo daugiavaikėje šeimoje, turėdamas 7 brolius ir 1 jauniausiąją seserį. Vaikystėje jis ganė gyvulius, padėdavo tėvams su įvairiais darbais. Kai Lietuva dar buvo okupuota Rusijos imperijos, jis mokėsi namuose. Po Pirmo pasaulinio karo, būnant 12 metų, jis pradėjo lankyti lietuvišką pradžios mokyklą Pumpėnuose. Viena tų laikų mokinukė pasakoja: Alfonsas atrodė lyg kitų vaikų globėjas, kadangi buvo vyresnis. Atėjęs į klasę, jis mėgdavęs kitus pakalbinti. Ar paruošei pamokas? Ar uždaviniai nebuvo sunkus? Jei kas pasiskųsdavo uždavinio neįsprendęs, Alfonsas atsiversdavo savo sąsiuvinį ir paaiškindavo. Baigęs pradžios mokyklą, Alfonsas įstojo į 2 Panevėžio gimnazijos klasę. Kartu su savo broliu Stasiu jis privačiai mokė kitus gimnazistus, kad galėtų susimokėti už mokslą. Jie abu ne tik savo tėvams padėjo materialiai, bet ir į gimnaziją atsivedė ir kitus brolius. Kai Lipniūnas buvo 6 klasėje, Juozas Dačys, atvažiavęs iš Utenos, įsikūrė tame pačiame bendrabutyje. Jie pasidarė neišskiriami draugai. Jų abiejų buvo panašus atsinešimas į mokslą ir darbą su ateitininkais. Panevėžio gimnazijoje ateitininkams buvo draudžiama veikti, tad jų susirinkimai vykdavo prie Švento Petro ir Povilo bažnyčios, buvusiose Saulės draugijos patalpose. Alfonsas taip pat domėjosi menu, dalyvavo meno kopoje ir dailės būrelyje. Kai kitų gimnazistų paveikslai dažnai būdavo niūrūs, jo paveikslai būdavo šviesūs, piešti akvareliniais dažais. Atliekamu laiku Alfonsas mokėsi vokiečių kalbos, dalyvavo skautų veikloje. Jis visada padėdavo kitiems, būdavo linksmas, gyvai kalbėdavo, šypsodavosi. Alfonsas buvo tikrai darbštus, daug skaitė. Jis parsineždavo daug knygų, ne tik iš gimnazijos ar miesto bibliotekos, bet ir iš kapeliono, kuris turėjo nemažą biblioteką. Lipniūnas įstojo į Kauno kunigų seminariją 1925 metais rugsėjo pradžioje. Tuo pačiu metu įstojo į seminariją ir Stasys Yla. Jie kartu dalyvavo abstinentų, visuomenininkų, literatų ir tomistų grupelėse. Stasys Yla prisimena Lipniūną šiais žodžiais. Lipniūnas darbams ar reikalams stengėsi išnaudoti kiekvieną minutę. Per pertraukas, ypač popiečių, jis mėgdavo žaisti kvadratą. Tada atrodydavo didesnis už visus. O bažnyčioje būdavo visai kitoks, susigūžęs. Stebėdamas iš šono, ypač po komunijos, matydavai jį praviromis lūpomis, lyg besišypsantį, galvą pakreipusią, akis pakėlusias į altorių. Vasaros atostogų metu Lipniūnas sugrįžęs į namus suburdavo kaimo jaunimą, kuris iškart jį pamėgo, visada jo laukdavo.
Lipniūnus visus vertino vienodai, nesvarbu ar kas iš tokių ar kitokių namų, gabesnis ar mažiau gabus. Mokytoja Čibienė pasakoja apie jo pokalbius su jaunimu. Vieną kartą tema buvo labai trumpa ir paprasta – liežuvis. Pagalvojau, kad šiuo atveju ir būsimo kunigo žodžiai bus trumpi. Bet kai Lipniūnas pradėjo paprastai, gyvai, vaizdžiai kalbėti, jaunimas jį sekė su šypsniu, paskui ir su juoku. Liežuvis buvo taip aptarta, kad visi sėdėjo apstulbę ir susimąstę. Tokie ir panašus pokalbiai tęsdavosi iki vakaro. Į kaimus jis keliaudavo pėsčiomis ir dažnai grįždavo vėlyvą naktį. Greitai Alfonsas tapo ne tik artimų kaimų, bet ir visos Pumpėnų parapijos jaunimo vadu. Studijuojant seminarijoje, Lipniūnas norėjo suprasti, ką padarė kiti prieš jį ir iš jų pasimokyti. Jis skaitė Vokietijos katalikų partijos vado Windthorst raštus, jis taip pat skaitė Aušrą, Varpą, Apžvalgą, Ateitį, Židinį, socialinės, apologetinės ir pedagoginės knygas. Jis priklausė slaptam Švento Tomo Akviniečių klerikų būreliui, tai kunigų grupiai, kuri tęsė slaptos veiklos tradiciją nuo tų laikų, kai seminarijoje dar buvo Jakštas, Maironis, Tumas. Tomininkai buvo geri studentai, pasiryžti dirbti visuomeniai naudingą darbą, siekė asmeninio tobulėjimo, siekė sukurti naują lietuvio kunigo tipą. Į kunigus Alfonsas Lipniūnas buvo iššventintas 1930 metais Liepos 6 dieną. Primicijas laikė savo kaimo parapijoje Pumpėnuose. Po primicijų kunigas Alfonsas kurį laiką gyveno ir dirbo Pumpėnų bažnyčioje. Nors ir brendimo metais jis turėjo progą pasisemti gyvenimo esmės iš daug įtakingų asmenų ir perskaitytų raštų, savo išleistoje knygoje 5 valstybių sostinėse dedikaciją skiria savo motiną šiais žodžiais. Šį iš paprasčiausių gėlių supintą vainiką skiriu mylimai motutei, dar pirmosios kunigystės dienomis, įkvėpusiai begalinį norą veržtis prie tiesos, nebijoti kliūčių ir turėti drąsos dėl Dievo, būti mažesniam tarp žmonių. Ačiū Irenai. Antroji dalis – jaunimo vadas ir jaunimo organizacijų globėjas. Pranešėja Daiva Petersonaitė. 1930 metais Liepos mėnesį Panevėžio vyskupas Paltarokis paskyrė kunigą Lipniūną savo katedros vikaru ir visos vyskupijos jaunimo centro direktoriumi. Vyskupui Paltarokiui labai rūpėjo jaunimas ir jis pažinojo kunigą Lipniūną ir jo norą dirbti su jaunimu. Jaunimo centrui koordinuoti jaunimo veiklą reikėjo sumanaus direktoriaus. Tuo metu aktyvios buvo pavasarininkai, 12 metais įsteigta gausi kaimo jaunimo organizacija ir ateitininkai. O ateitininkų veikla buvo viešai leista gimnazijose nuo 30 metų balandžio 11 dienos. Panevėžyje buvo ateitininkų tikrai daug ir aktyvus. Įsikūręs katedros klebonijoje, Lipniūnas vienur kviečiamas su pamokslais ir paskaitomis, kitur savo iniciatyvą, norėdamas susipažinti su vietos jaunimu, pradėjo keliauti. Vyko pavasarininkų šventės ir moksleivių iškylos. Tačiau rugpjūčio 30 dieną švietimo ministras Šakenis pasirašė dekretą, kad visose gimnazijose suspenduota ateitininkų veikla ir skautų jaunimo organizacija suvalstybinta. Sujudo vyskupai. Nutarė, kad ateitininkai veiks kaip bažnyčios organizacija ir katalikų veikimo centro narys. Paruošė laišką, dar nepasirašė, savo delegatus pasiuntė pas ministrą pirmininką Tubelį. Nieko nelaimėję, spalio 21 dieną Spalio 21 dieną vyskupai pasirašė ir skaitė tikintiesiems laišką, kuriame parašyta, kad valdžios dekretas tai bažnyčios teisių varžymas.
Spalio 31 dieną, už 10 dienų, ministras pirmininkas į laišką atsiliepė per radiją ir spaudą ir sakė, kad vyskupai yra neištikimi valstybei. Už pamokslus apie 100 kunigų buvo iškeltos bylos, nubausti gimnazijų kapelionai, laikraščiai cenzūruoti. Tada vyko slapta veikla. Panevėžyje mažesni moksleivių kuopelių susirinkimai vykdavo kunigo Lipniūno bute, o didesni katedros požemyje. Kai Lipniūno nebūdavo namie, katedros patarnautojos moksleivius įleisdavo į jo butą, o jei būdavo neišvykęs, visada dalyvaudavo moksleivių susirinkimuose. Visoms Panevėžio vyskupijos ateitininkų kuopoms jis buvo lyg tikras kapelionas, nuolat keliaudamas iš vienos kuopos į kitą. Jo dėka greitai išaugo ateitininkų gretos. Panevėžyje buvo apie 700 ateitininkų. Jo idealizmas visus žadino nesibaiminti aukos, nes ateitininkiška veikla buvo baudžiama elgesio pažymo mažinimu arba net pašalinimu iš gimnazijos. Lipniūnas visur buvo laukiamas ir kviečiamas. Stotyse jį pasitikdavo būreliai, o išlydėdavo dideli būriai jaunimo su gėlėmis, dainomis ir vėliavomis. O kas jį padarė uždeginčių kalbėtojų ir pamokslininkų, buvo ne tik jo gilus įsitikinimas, tikima tiesa ir kovos už laisvę šventumu, bet jo asmuo, jo žmogiška šiluma ir rūpestingumas. Tačiau beveik visur po jo išvykimo jaunimas buvo įspėjamas, bariamas ar tardomas. Už pamokslus kliūdavo ir kunigui Lipniūnui, bet jis vis tiek nevengdavo pasakyti, kad savo tėvynėje katalikų jaunimas nesijaučia lygiateisis. Pasak kunigo, jauni žmonės narsiai gynė Lietuvos nepriklausomybę ir dabar jų kultūrinis darbas taip pat svarbus. Jam teko susilaukti policininko protokolų, bylų, teismo ar baudų. Tačiau Lipniūnas nebuvo politinis veikėjas. Visuomeninė veikla jam buvo paštalavimas. Jis rūpinosi šalpa ir socialiniais reikalais. Panevėžyje suorganizavo Švento Vincento pauliečių būrelį, kuriam priklausė paaugliai. Jie lankydavo esančius prieglaudose, ligoninėse, kalėjime, dažniausiai nunešdavo maisto. Lipniūnas irgi rinkdavo aukas sušelpti neturtingus moksleivius ar studentus. Ne vienam sumokėjo už mokslą, nupirko knygų ir sąsiuvinių. Jis rūpinosi padėti iš gimnazijų pašalintus moksleivius arba už ateitininkų veiklą kalėjime atsidūrusius studentus. Dažnai ir iš savo kišenės jis viską atiduodavo. Kunigas Lipniūnas daug kur keliavo. Buvo Airijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Italijoje ir Prancūzijoje. Didelį įspūdį paliko Lisieux, Šventos Teresėlės ir Lurdas, garsioji mergelės Marijos šventovės. Kartu su kuniga Yla keliavo į Ameriką, aplankė Čikagą, buvo Kanadoje ir išvis aplankė 60 lietuviškų parapijų. 35 metų vasarą Lipniūnas išvyko į Prancūziją studijuoti. Seniai apie tai svajojo. Jį domino prancūzų judėjimas Renouveau Catholique arba katalikų atgimimas ir jų aukštas sociologijos mokslų lygis. Savo studijoms pasirinko Lille miestą, kur praleido 2 metus. Po to persikėlė į Paryžių, kur gyveno dar 2 metus. Paskaitų klausė Katalikų institute ir Sorbonos universitete. Be studijų lankė pavyzdinės prancūzų mokyklas, dalyvavo jaunimo konferencijose, ekskursijose, buvo kelių kultūrinių ratelių narys ir stengėsi susipažinti, kaip kunigai dirba su varguomene. 39 metų pavasarį kunigas Lipniūnas sugrįžo į Lietuvą ir ruošėsi rinkti medžiagą disertacijai apie katalikų akcijos socialinius pagrindus. Bet įvyko kiti pasikeitimai. Klaipėdą užėmus Hitleriui, pedagoginis institutas buvo perkeltas į Panevėžį. Sociologijos kursui kunigas Lipniūnas gavo lektoriaus vietą. O tų metų rudenį pedagoginis institutas buvo vėl perkeltas, šį kartą į Vilnių. Taip iš Panevėžio kartu su pedagoginiu instituto Lipniūnas atsirado sostinėje. Ačiū. Ačiū, Daiva. Trečioji dalis – Vilniaus lietuvių siela. Pranešėja Lionė Bradūnaitė Kazlauskienė.
Vėl pradėsiu, atrodo, aš buvau, balsas neveikia. 1939 metų rudenį, kai pedagoginis institutas buvo perkeltas iš Panevėžio į Vilnių, kunigas Lipniūnas įsikūrė bute Aušros vartų gatvėje ir pradėjo institute dėstyti sociologiją ir religiją. Jisai ne tik dėstė, bet ir rūpinosi studentų asmeniškais reikalais, sakydamas, užeik, pasikalbėsim. Tais pačiais metais Vatikanas paskelbė vyskupą Mečislovą Reinį naujuoju Vilniaus arkivyskupu ir jam atvykus į Vilnių, kunigas Lipniūnas jį greitai aplankė. Arkivyskupas Reinys, buvęs 1919 metų kalinys, puikiai suprato, kaip sovietai elgsis religijos mokymo atžvilgiu ir todėl nusprendė kunigą Lipniūną atleisti iš pedagoginio instituto pareigų, o su tikinčiaisiais bendrauti bažnyčioje. Jį paskyrė Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčios pamokslininku ir kapelionu. Po kiek laiko net tūkstančiai susirinkdavo ar tai Šventų Jonų bažnyčioje, ar katedroje, ar Aušros vartų koplyčioje, klausytis naujo, tiesaus, drąsaus kunigo žodžių. Jisai kalbėjo aktualiomis temomis. Jo žodžiai buvo pilni optimizmo, kėlė viltį ir entuziazmą, skatino nenuleisti rankų, o dirbti ir aukotis. Jo pamoksluose įsiterpdavo dainų eilutės bei poetų žodžiai. Štai vienas eilėraštis, kurį padeklamavo sakykloje, neįvardinęs poeto. Amžinoji motina. Būk tu aklas, būk tu elgeta ir klišas, pučia veidan vėjai vasaros karšti. Mus nuo mūsų žemės net plėšit, nei dangau, nei saulė, nei mirtie. Plaus mus potvyniai, žudys žmonių skerdynės, grūs vergijon, tuščia liks namie, o nuo kapo kilsis į mėlynę vyturėliai ryto laukdami. Kur tu eitum, kur tu lėktum, visad grįši, tavo kaulai motinai šventi. Mus iš mūsų žemės neišplėsi, nei dangau, nei saulė, nei mirtie. Sekančią dieną į profesoriaus Mykolaičio Putino kabinetą apsilankė vienas žydas studentas, daug kam žinomas kaip prokomunistas. Jisai norėjo sužinoti, kas parašė tą eilėraštį, kurį kunigas Lipniūnas skaitė bažnyčioje. Profesorius Putinas neišdavė autoriaus. Tačiau tą pačią dieną, pasikvietęs mano tėvelį Kazį Bradūną į savo kabinetą, patarė jam nebegrįžti tą vakarą į savo kambarį, o veltui kažkur kitur miegoti. Tėvelis tai padarė, o sekančią dieną iš namų šeimininkė sužinojo, kad tą naktį buvo atvykę sovietai jo ieškoti. Kunigui Lipniūnui rūpėjo moksleivių ir studentų veikla ir pradėjo pamažu atgaivinti ateitininkus, kurių veikla buvo sunykusi nuo 1930 metų. Pirmiausia, mažuose 5-10 asmenų būreliuose, o vėliau globodami ateitininkų profesorių, veikla Vilniuje padidėjo iki 27 ateitininkų būrelių, kurių dvasios vadas buvo kunigas Lipniūnas. Dirbti su jaunimu buvo ypatingas jo pašaukimas. Daugelis studentų žinojo, kur buvo kunigo butas ir dažnai užeidavo pasiskolinti literatūros iš jo nemažos bibliotekos ar tik pasikalbėti jiems rūpinančiomis temomis. Jis turėjo nuostabų talentą išklausyti, pajausti žmogų ir rasti jam taikliausią atsakymą, patarimą ar sprendimą. Mano tėveliai tuo metu susipažino ir įsimylėjo belankydami Vilniaus universitetą ir kai susižiedavo, paprašė kunigo Lipniūno palaiminti jų priesaiką.
Tai jis padarė Aušros vartų koplyčioje. Sovietų valdžia Šventų Jonų bažnyčia buvo labai susidomėjusi. NKVD agentai kunigą Lipniūną tardė 2 kartus, bet vis paleisdavo, nes buvo per daug populiarus. 1941 metų vasarą, kai vyko pirmosios lietuvių deportacijos, kunigas Lipniūnas pateko į antruosius sąrašus, tačiau neišvežtas liko tik dėl to, kad prasidėjo vokiečių karas prieš sovietus. Dėl šios priežasties jisai dar galėjo beveik 2 metus vest pasipriešinimo kovą iš sakyklos. Kunigas Lipniūnas buvo smulkaus sudėjimo, tačiau jo širdis ir energija buvo be ribų. Niekas iš draugų nematė jo pavargusio ar nusiminusio, negirdėjo net paprasčiausio skundimosi. Jis vis skubėdavo kažkur ar per lietų, ar per šaltį aplankyti ligonį ar į jo iniciatyvą įsteigtą Laisvės fondo susirinkimą. Laisvės fondas rinko piniginės aukas bei maisto produktus skurde patekusiems lietuviams. 1942 metais kunigas Lipniūnas organizavo vasario 16 proga paguodos siuntinukus tom šeimom, kurių vyrai buvo ištremti ar nukankinti. Studentai ateitininkai išvežė tautiniu kaspinu aprištus paguodos laiškus, raginančius nenusiminti, pasitikėti Dievo pagalba ir laukti ateinančių laisvės dienų. Vokiečiai kunigo Lipniūno veiklą toleravo gan ilgokai, tačiau nuo 1943 metų pradžios jo pamokslai Šventų Jonų bažnyčioje retėdavo ir vienu atveju kunigas Lipniūnas net prasitarė: sparneliai paukšteliui surišti ir čiulbėti užginta. 1943 metais kovo 17 dieną vokiečiai areštavo kunigą Lipniūną po jo vieno pamokslo, ragindamo lietuvius nevažiuoti į Vokietiją. Seminarijos rektorius kunigas Tulaba buvo gavęs slaptą pranešimą apie būsimą kunigo Lipniūno areštą, bandė jį įkalbinti bėgti, tačiau Lipniūnas atsakė: nebėgsiu. Jo likimas po arešto liko Vilniečiams nežinomas. Ačiū, Lionai. 4 dalis – Štuthofo kankinys. Pirmiausia, norėčiau priminti, kaip lietuvių grupė pateko į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Viskas prasidėjo po skaudaus nacių pralaimėjimo prie Stalingrado 43 metų vasarį. Karui reikėjo kareivių ir tam tikslui naciai planavo panaudoti okupuotų kraštų gyventojus. SS legionai buvo suformuoti Latvijoje ir Estijoje. Lietuvoje naciams nepavyko suformuoti lietuviškojo SS legiono ir dėl šios nesėkmės vokiečiai apkaltino Lietuvos inteligentiją. Buvo uždaryti Vilniaus ir Kauno universitetai, o 46 žymus visuomenės veikėjai ir inteligentai išsiųsti į Štuthofą. Šis sąrašas buvo Gestapo gerai apgalvotas. Į jį įėjo beveik visų Lietuvos visuomeninių grupių atstovai. Katalikų bažnyčios kunigai, universiteto profesoriai ir studentai, rašytojai, spaudos darbuotojai, ministrai, karininkai, ūkininkai. Lipniūnas užsitraukė vokiečių nemalonę, kaip jau minėta, savo pamokslais Vilniuje Šventų Jonų bažnyčioje. Jis ragino jaunimą nestoti į SS dalinius ir drąsiai kalbėjo, kad tiek rusų, tiek vokiečių režimai yra blogis. Į Štuthofo mirties stovyklą, pragarą Dievų miške, Lipniūnas pateko būdamas 38 metų. Ir ten jis praleido paskutinius 2 savo gyvenimo metus. Iš pradžių buvo manoma, kad jie buvo pasmerkti mirčiai.
kadangi jie buvo kaltinami pasipriešinimu vokiečių valdžiai, už rezistenciją grėsė mirtis. Tilžės kalėjimo viršininkas profesoriui Jurgučiui pasakęs, kad juos veža iš Štuthofą sušaudyti. Jurgutis apie tai pranešė Lipniūnui ir paprašė visus paruošti mirčiai. Lipniūnas kas vakarą sakydavo pamokslėlius ir klausė išpažinčių. Štuthofo koncentracijos stovykla, Stasio Ylo žodžiais tariant, buvo ta vieta, kur velnių perėti vaikai sugalvoja ir pastatė mirties miestą dievų miške, kur vergais laikomi žmonės buvo alkinami badu, plakami rykštėmis, mušami lazdomis ir kumščiais, spardomi kojomis, marinami dujomis, šaudomi ir karinami. Mirti čia niekas nenorėjęs, bet ir nebijojęs, nes mirti atrodė geriau nei gyventi. Stiprius ir sveikus žmonės greitai pakirsdavo nepakeliamos darbo ir gyvenimo sąlygos. Vidutiniškai kaliniai ištverdavo 3-4 mėnesius. Pirmieji iš lietuvių grupės mirė neištvėrę nei 30 dienų. Lipniūnas, kaip ir jo likimo draugai, nekartą buvo mušamas, kentė pasityčiojimus, jį alinančiai veikė sunkus fizinis darbas. Po mėnesio Yla rašo, kad į Lipniūną buvo baugu žiūrėti, kas buvo iš jo belikę. Atrodė sudžiūvęs kaip vaiduoklis, vos vilko kojas. Pabandžius prakalbinti, jis pasižiūrėjo, stengėsi šypsotis, bet jam tai kažkaip nevyko. Tikriausiai visi lietuvių inteligentai būtų žuvę, jei nebūtų pasikeitęs jų statusas. Po 2 mėnesių jie buvo paskelbti garbės kaliniais. Jie buvo apgyvendinti atskirame bloke, atleisti nuo privalomojo darbo. Jiems nebereikėjo nešioti kalinio numerio. Jie galėjo kas savaitę rašyti laiškus, gauti iš SS bibliotekos knygų. Viena jiems buvo visgi draudžiama – tai susitikti ir bendrauti su kitais kaliniais. Šiandien sunku tikrai pasakyti, kodėl pasikeitė jų statusas, bet istorikai mano, kad padėjo suimtųjų giminaičių ir draugų pažintis su kai kuriais okupacinės valdžios pareigūnais. Pirmasias mišias Lipniūnas su Yla laikė 43 birželį per sekmines. Iš Lenkių kalinių jie gavo razinų, iš kurių pasidarė vyno. Draugai iš mano kruopų iškepė paplotėlį, surinko mišioms laikyti priemonės. Abu sutarė, kad Lipniūnas laikys mišias, o Yla pasakys keletą žodžių. Lipniūnas laikė mišias su dryžuotais kalinio rūbais, apsiavęs kalinio klumpėmis. Mirtinoje tyloje suvargę ir sunykę vyrai dalyvavo šventose pamaldose, toli nuo savo namų ir artimųjų, bet mintise jie buvo kartu su jais, atsikvietę eucharistinį Dievą į savo tarpą, Dievų miško mirties stovyklos 8 E bloke. Abu kunigai klausydavo išpažinčių. Vyrai išpažintį atlikdavo vaikštinėdami su kunigu stovyklos kieme. Pas Lipniūną išpažinčiai ateidavo ne tik lietuviai, bet ir lenkai, nors jie savo tarpe turėjo lenkų kunigų. Moteris gyveno atskirai. Su jomis buvo suderinta iš anksto, kad sutartu laiku jos stovės sutartoje vietoje, ir Lipniūnas jas matydamas iš tolo ir žinodamas, kad jos Dievui išpažįsta nuodėmes ir gailisi, mintise darydavo kryžiaus ženklą ir suteikdavo visuotinį bendrą išrišimą. Yla rašo, kad Lipniūnas tuo metu labai daug skaitė ir studijavo, rašėsi užrašus, kad turėjo gabumų būti mokslo žmogumi, tinkamų profesoriumi. Lipniūnas rašė pamokslus, pradėjo kurti maldas.
Panevėžio vyskupas Paltarokas norėjęs Lipniūną padaryti savo pagalbininku. Ir panašu, kad Lipniūnas tokiam darbui ruošiasi. Artėjant sovietų kariuomeniai 45 metų sausio 25 dieną Štuthofo koncentracijos stovyklą pradėta evakuoti. Buvo vykdomi vadinamieji mirties žygiai. Suskirstyti į kolonas po 850 žmonių, kaliniai žiemą blogais keliais buvo varomi tolyn nuo fronto linijos. Kelionė truko beveik 2 mėnesius. Žmonės kentė alkį, troškulį ir nuovargį, miegojo tvartuose, nesiprausė, todėl prasidėjo ligos. Vieni mirė iš bado ir išsekimo, kiti tiesiog suklupę buvo nušaunami vietoje iš paskos einančių sargybinių. Evakuojant stovyklą, Lipniūnas svėrė 40 kg, kas yra 88 svarai. Savo maistą jis išdalino kitiems, o pats nešėsi sunkią kuprinę, kurioje turėjo savo knygas, visus savo užrašus ir mišioms laikyti priemonės. Draugai jį maitino, nes maisto jis savo nepasiliko. Labai išvargęs ir evakuacijos nualintas Lipniūnas pasiekė Putsko miestą Lenkijoje. Čia jis ir pasiliko su keletu kitų lietuvių, nes sargybiniai jau mažiau stebėjo kalinius. Jis jau sirgo dėmėtąją šiltinę, o netrukus gavo ir plaučių uždegimą. Visiškai nusilpęs paguldomas į ligoninę, bet išgelbėti jį buvo jau vėlu. Stasys Yla buvo su Lipniūnu iki pat paskutinio jo atodūsio. Paskutinę akimirką prieš užgestant, ant jo blakstienų pakibo 2 didelės ašaros, pamažu nuriedėjusios skruostais. Savotiška likimo simbolika. 2 didelės ašaros už 2 Štuthofo pragare praleistus metus. Stasio Ylos ir vietos seselių vienuolių rūpesčių Lipniūnas buvo palaidotas kaip kunigas atskirame kape, nes paprastai vietos valdžia mirusius kalinius sumesdavo į bendrą duobę be karstų, be kunigo ir be kryžiaus. Su malda jis buvo palydėtas iki naujųjų miestelio kapinių prie pat Baltijos jūros. Jo karstą nešė 6 lietuviai, kartu su juo kalėję Štuthofo stovykloje. Yla pasakė pamokslą paties Lipniūno žodžiais, užbaigdamas jį. Aš kenčiu ir mirštu, betgi aš prisikelsiu. Be mirties nėra prisikėlimo. Ir mes visi, ir tauta, kuri kenčia ir apmirusi, kelsis kaip nugalėtoja. Praėjus 46 metams po Lipniūno mirties, jo artimųjų rūpesčių palaikai buvo pervežti ir perlaidoti į Panevėžį. Perlaidoti Kristaus karaliaus katedros šventoriuje. Penktoji ir baigiamoji dalis apie Lipniūno gyvenimą yra Pilypo Naručio laiškas. Pilypas Narutis kalėjo kartu Štuthofe su Alfonsu Lipniūnu. Laišką perskaitys Naručio duktė Rasa Narutytė Kasniūnienė. Ačiū, Rūta. Jurgitos Rakauskaitės dėka Ateitininkų federacijos raštinės referentė, ji pasidalino su tėvelio laiškeliu. Prieš pradedant, Rūta paminėjo, tėvelis buvo kartu įkaitais areštuotais 43 metais, būdamas tik 22 metų. Jis Štuthofo koncentracijos stovykloje kartu buvo su kunigu Lipniūnu ir Stasiu Ylu. Skaitau Ateitininkų federacijos gautų laiškelių. 2005 metais, gegužės 3 dieną. Gerbimieji, nuoširdus ačiū už atsiųstą pakvietimą į šventojo kunigo Alfonso Lipniūno fotografijų parodą Vilniuje. Kvietimą gavau balandžio 23 dieną ir labai džiaugiuosi, kad tokia paroda buvo suruošta. Mano mintys nusikelia į praeitį 60 metų atgal.
Prisimenu, kaip sniego pūga mirties žygyje esesmanai varė mus kalinius. Kunigas Alfonsas Lipniūnas nešė sunkią kuprinę, vos pajėgdamas bristi pūgoje per sniegą iki kelių. Visi skubinom, nes atsilikusius bent 3 pėdas esesmanų šūviais guldydavo. Kaliniai nešė kuprinėse savo maisto likučius ir eidami įmesdavo į burną po trupinėlį. O kunigas Alfonsas Lipniūnas pirmoje sustojimo vietoje, Žukove, pamačiau, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas išėmė savo kuprinės ne duoną pasistiprinti, o mišiolą, maldaknygę ir mišioms laikyti reikmenis ir komunikantus, kuriuos jam buvo iš Lietuvos į Štuthofą atsiuntę artimieji. Ir po nuovargio kelionėje jis dar atlaikė Kašubų privačiame name šventas mišias. Mes priėmė iš jo komuniją. Po poros savaičių tokio žygio tik Putske pavyko mūsų grupeliai atsipalaiduoti nuo esesmanų, pasislėpusi šiene, o esesmanams skubant, nes sovietų armija buvo ant kalnų. Norėčiau momentą sustoti laiškelį skaityti, paaiškindama, kad mirties žygis buvo ne tik, kad žygio sunkumai, bet ir išvaizda buvo padaryta, kad jie buvo vedami į jūrą nuskandinimui. Toliau skaitau tėvelio laišką. Rytas Puckas, laisvėje. Čia taip pat bažnyčia. Kunigas Stasys Yla atlaikė pirmas šventas mišias laisvėje, bet kunigas Alfonsas tik pajėgė iš kunigo Stasio Ylos rankų priimti komuniją. Pamatėme, kad serga. Sergantį paguldėme ligoniniai, sunki liga. Su draugais kasiau Pucko kapinėse duobę, nešiau jo karstą. Tokie praeities vaizdai dar liko mūsų šventąjį kunigą Alfonsą Lipniūną prisiminus. Lietuvai Dievas parinko modernių laikų šventąjį. Gal, kad jį melsdamiesi, justume, kad Dievas nuolat yra su mumis. Dovanokite, kad dėkodamas Ateitininkų federacijai už pakvietimą, per daug nukrypau į privatiškumą. Tikiu, kad kitoje parodoje gal galėsiu būti, jei anksčiau sužinosiu. Linkiu Ateitininkų federacijai sėkmės. Pilypas Narutis. Ačiū, Rasai. Apžvelgėme Alfonso Lipniūno gyvenimo kelią ir veiklą, tad pereisime prie jo atminimo įamžinimo. Būdamas ištikimas Dievo tarnas, Lipniūnas savo gyvenimą suprato kaip tarnystę artimui, pagrįstą meilę ir pasiaukojimu. 2006 metais Panevėžyje buvo pradėta beatifikacijos byla, apie kurią mums ir papasakos bylos postulatorius kunigas Vitalijus Kodis. Na, iš tiesų, beatifikacijos byla buvo pradėta oficialiai 2006 metais. Jinai tęsiasi. Beatifikacijos byla susideda iš 2 etapų pirmiausiai, reikėtų pasakyti. Tai yra vyskupijos fazė, pirmoji fazė, ir antroji tai yra Romos fazė. Taigi vyskupijos fazės tikslas yra surinkti visą medžiagą pagal tam tikrus kriterijus ir perduoti šventųjų skelbimų kongregacijai. Toje pirmoje fazėje, kuri buvo pradėta 2006 metais Panevėžyje, dirbo grupė istorikų, teologų, dirbo taip pat bažnytinis teismas ir jau vakar norėjome uždaryti šitą vyskupijos fazę ir perduoti dokumentus į kongregaciją, kadangi kaip visame pasaulyje yra pandemija ir sudėtinga tai buvo atlikti, tai truputėlį nukėlėme, bet aš manau, tai iš tiesų greitai bus. Visa byla yra ganėtinai didelė, apie 6000 puslapių turi. Šitoje vietoje noriu pasakyti, kad ir noriu padėkoti pirmiausiai visiems tiems dalyviams, pranešėjams,
nes jie yra susijęs su kunigu Alfonsu Lipniūnu labai stipriai. Medžiaga pradėta rinkti nuo 1945 metų. Ir tai būtų labai sudėtinga, jeigu mes pradėtume rinkti tik tai dabar. Šitoje vietoje ypatingai prisidėjo Pilypas Narutis, kur čia buvo cituojamas jo laiškas. Yra ne vienas jo laiškas išlikęs, kuris tai prašo, kad kunigas Lipniūnas, šventas žmogus, šventas kunigas būtų paskelbtas, pripažintas palaimintuoju ir šventuoju. Rinko medžiagą kunigas Stasys Yla, rinko medžiagą kunigai esantis Romoje, Australijoje ir nuo 1945 metų iki šios dienos visa tai yra daroma. Bet pats pagrindinis dalykas beatifikacinėme procese tai yra, kad žmonės melstųsi ir kad gautų užtarimą iš tikrųjų per kunigo Alfonso Lipniūno užtarimą ir kad Dievas suteiktų reikalingų malonių. Tai mes matome, kad iš tikrųjų stebuklai ir malonės vyksta kunigo Alfonsui Lipniūnui užtariant. Leiskite šioje vietoje papasakoti paskutinį Aš atsiprašau, kunigo, jūsų mikrofonas išsijungia. Prašau įjungti vėl. O, dabar girdisi. Girdisi. Tiesiog apie vieną stebuklą norėjau papasakoti, kad vienas berniukas, reiškia jo vardas Lukas, nudegė virš 70% kūno, sprogo dujų balionas, įkvėpė tų dujų, nudegė vidus, plaučiai, išorė, reanimacijoje gulėjo ir iš tikrųjų vilties, kad jis išgyventų, buvo labai mažai arba jos praktiškai gal net nebuvo. Ir kunigas atvykęs pakrikštijo vaiką Luką, kuris buvo dar nekrikštytas, nors ir turėjo 7 metus. Ir tas vaikas stebuklingai iš tikrųjų atgijo. Tai pasakoju labai lakoniškai. Ir tokių atvejų, tokių pavadinkim stebuklų, malonių mes tikrai nemažai turime. Tai liudija ir tai parodo, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas yra danguje ir tikrai užtarė mus gyvuosius, kad jisai iš tikrųjų gali mums realiai konkrečiai padėti. Todėl iš tikrųjų, kai šventasis sostas išsprendžia, ką paskelbti, ką nepaskelbti, palaimintuoju, šventuoju, pirmasis ir bene vos nepagrindinis dalykas, tai yra tas šventumo garsas ir kad būtų tas gyvas liudijimas ir tos malonės tie stebuklai. Tai iš tiesų jų yra, nes kunigas Lipniūnas yra, aišku, teigiama asmenybė, bet taip pat svarbiausia, kad jisai veiktų ir ant gamtinių būdų, kad mums padėtų. Taigi, iš tiesų artėjame prie pabaigos vyskupijos fazės beatifikacinės bylos. Noriu prašyti, kad iš tiesų melstumėmės ir toliau, kad kunigas Lipniūnas, kuris iš tiesų savo tikėjimu gali iš tikrųjų suteikti daug jaunimui drąsos iš tikrųjų ir visiems mums. Iš tikrųjų jisai daugybę kartų, kai čia buvo ir minėta, kai savo gyvenime reikėjo jam rinktis tiesą arba išsisukti nuo tiesos, visada pasirinkdavo tiesą. Tas dalykas be galo svarbus. Čia, kai buvo dar minėta tuose pranešimuose iš tiesų apie koncentracijos stovyklą ir kitur, taip labai, kaip sakyti, gražiai viskas buvo pasakyta. Kai kurie sako, pavyzdžiui, apie Dievų mišką, Balio Sruogos, kad sudėtinga skaityti arba yra labai žiauru, tai galiu pasakyti, kad ten parašyta labai gražiai ir nežiauriai. Tuose sąlygose kunigas truputėlį nukrypstų, galbūt dabar tokią digresiją darau, bet negaliu nepapasakoti tų dalykų, kad įsivaizduoti tas mišių aukojimas, tas išpažinčių klausimas, tai nebuvo šiaip lageryje, tai buvo ypatingai žiaurios sąlygos. Buvo tokios žiaurios sąlygos, kad netgi žmonės plėšė kito žmogaus širdį, gėrė kraują, tokius dalykus baisius aplinka darė. Tai buvo pragaras žemėje.
Ir kaip lenkai man pasakoja, nes yra labai daug liudijimų lenkų kalba išlikusi, vat būtent kunigas Lipniūnas ir buvo šviesa tame, reiškia, lageryje, kad iš tikrųjų šviesa tokiame, pavadinkim, pragare. Ir kai bandyta pradėti beatifikacijos bylą 2006 metais, dar prieš tai, iš tikrųjų plaukė šimtai prašymų iš Lenkijos, iš Amerikos, iš Lietuvos. Iš tikrųjų, kaip jau sakiau prieš tai, Pilypo Naručio bent kokie 5-6 laiškai yra tuo klausimu. Pas mus yra išlikę. Taigi visas tas procesas ir kunigas Alfonsas Lipniūnas, jo asmenybė, jo gyvenimas, tai iš tikrųjų visų šitų, ką aš dabar matau, tų prelegentų, tų žmonių, tai yra tėvelių iš tikrųjų toksai indėlis ir tam tikras paminklas iš tikrųjų tos šviesios Lietuvos, ką kunigas Lipniūnas visada ir to dalyko, reiškia, norėjo. Tai va, tai darbas vyksta ir aš tikiu, kad vieną dieną kunigas Alfonsas Lipniūnas iš tikrųjų bus paskelbtas palaimintuoju ir šventuoju ir labai labai nuoširdžiai dėkoju visiems, ypatingai iš tikrųjų Kazio Bradūno, reiškia, atstoviai, taip, reiškia, dukrai, taip pat Stasės Petersonės, Pilypo Naručio ir visiems kitiems. Nes iš tikrųjų tie prisiminimai, kurie yra išlikę, tai man ir daro įspūdį, pažįstu kunigą Lipniūną iš tų raštų ir tikrai matau, kad turiu reikalą su šventu žmogumi, kurį reikia paskelbti palaimintuoju ir šventuoju, ir tai yra garbė ir Lietuvai valstybei, ir iš tikrųjų bažnyčiai, kuris nepasidavė nei sovietams, nei naciams, kuris lageryje buvo šviesa, mirties kelyje buvo šviesa ir kai mirė svėrė 35 kg. Taigi medžiagos yra be galo daug, visą tai, ką mes kalbame tikrai labai labai lakoniškai, bet visiems ačiū. Ačiū kunigui Vitalijui. Baigiamojoje mūsų minėjimo dalyje dalyvauja Šiaurės Amerikos jaunieji ateitininkai. Kunigo Alfonso Lipniūno ir prezidento Aleksandro Stulginskio kuopos moksleiviai. Žodį perduodu jų globėjui Mykolui Daugirdui. Garbė Kristui. Čikagos moksleiviai nuoširdžiai dėkoja už progą dalyvauti šiame minėjime, pasidalinti mintimis ir įspūdžiais. Aš esu Mykolas Daugirdas, kuopos globėjas. Kadangi mes vardu esame kunigo Alfonso Lipniūno kuopa, mes kartu nutarėm pasinaudoti šią progą, įsigilinti į kunigo Lipniūno istoriją ir dvasią kartu su jumis. Šią savaitę mes išsiuntėm moksleiviams iššūkį. Pirma, pasižiūrėkite trumpą filmuką apie kunigą Lipniūną, susipažinti su jo esencija. Po to, sekant jo įkvėpimą, pasidalinkite įspūdžiais atsakydami šiuos klausimus. Pirma diskusija buvo: per vokiečių okupaciją kunigas Lipniūnas vis tiek mokino Kristaus žodį ir rašė knygas jaunimo auklėjimui. Taip darant, jisai buvo suimtas ir išvestas į koncentracijos stovyklą. Kada jūs esate sekę kelią, kuris buvo sunkus, bet žinojot, kad buvo teisingas? Dabar kviečiu moksleivę Simoną Bilevičiūtę pasidalinti jos klasiokų atsakymais. Garbė Kristui. Kiekvieno žmogaus kelyje pasitaiko sunkumų. Taip pat kiekvienas žmogus reaguoja į sunkumą skirtingai. Aš labai dėkinga Dievui ir likimui, kad man nėra atsitikę tokių didelių sunkumų kaip kunigui Lipniūnui. Bet man yra atsitikę sunkumas su draugais. Mes žinojome, kad reikia eiti skirtingais keliais, bet man užtruko laiką tą suprasti ir įgyvendinti, žinodama, kad čia yra geriausias variantas man ir tam žmogui. Kartą mokykloje, kai mokytoja buvo išėjusi iš kambario, visi mokiniai pradėjo šūkauti ir pamėgdžioti mokytoją negarbingai. Nors žinojau, kad turbūt iš manęs visi juoktųsi, pasakiau, kad jų elgesys buvo nemandagus.
Kitų moksleivių atsakymas. Vienas iš sunkumų mano gyvenime yra atsitikę su drauge. Viena iš mano artimiausių draugių su manim labai negražiai kalbėdavo ir elgdavosi. Aš supratau po daugelio laiko, kad mes turime eiti savo skirtingais keliais. Žinodama, kad čia yra geriausias variantas man. Aš labai nenorėjau, bet man reikėjo su ją pasikalbėti, kad jis sustotų. Man buvo sunku tą padaryti, bet žinojau, kad aš teisingai pasielgiau. 8 skyriuje mano draugai ir aš turėjom projektą anglų klasiai. Reikėjo mums sukurti mažą išgalvotą filmą Halloweenui. Mūsų tema buvo apie posesiją ir norėjom padaryti šitą filmą labai baisiąją. Sugalvojom būdą, kaip įdėti siaubingus ir nekrikščioniškus vaizdus, pavyzdžiui, peilį su krauju ir apverstą kryžių. Kai pradėjau redaguoti, aš supratau, kad šitie vaizdai nebuvo geri ir juos nuėmiau. Nors draugai supyko, aš pasirinkau sprendimą gerbti Dievą. Ir paskutinio moksleivio atsakymas į pirmą klausimą. Per šiuos mokslo metus aš turiu atsakomybę prižiūrėti savo brolį ir padėti jam su mokslais. Būna daug kartų, kai mano brolis nenori daryti savo namų darbus ir neklauso to, ko aš jo prašau. Bet net per šitus sunkius laikus aš žinau, kad man tik reikia susikaupti ir surasti būdą, per kurį mano brolis atliktų tą, ką jam reikia. Taip ir bandau su kantrybė nugalėti visas savo problemas. Ačiū. Antras diskusijos klausimas buvo. Kol kunigas Lipniūnas kentėjo koncentracijos stovykloje, jo dvasia išliko nepajudinta. Jisai vis tiek kasdien meldėsi už meilę, viltį ir tikėjimą. Šiom dienom mūsų visuomenė vargina neapykantą artimui. Kaip mes galime sėti meilę ir suvienyti žmoniją? Tai prasideda su žmogumi. Žmogus turi būti dorus ir sąžiningas savo, kitiems ir Dievui. Jisai turi aplamai būti kataliku. Turi rodyti gerą pavyzdį ir daryti gerus darbus. Taip pat, jei kam sunku, turi su pagarba ir meilė padėti kitiems. Mes, kaip po visuomenė, galime skirti mūsų dėmesį pozityviams įvykiams žiniasklaidoje. Žinios, ypač šiais metais, yra labai negatyvos ir tikrai skiria dėmesį tragedijai ir blogiems įvykiams. Aš žinau, kad kai aš žiūriu žinias, aš tuoj pat jaučiu negatyvę energiją. Taip kaip po visuomenė mes galėtume sėti meilę, dalinantis smagiais ir pozityviais įvykiais. Mes irgi galime kaip po visuomenė rodyti dėkingumą ir dirbti kaip jėga sujungti žmoniją. Kitų moksleivio atsakymas. Mes galime sėti meilę ir suvienyti žmoniją, prisimindami, ką Jėzus mums mokino. Jis mokino mylėti visus, kai mes mylėjome kitus, atnešam džiaugsmo jiems ir mums. Pastebėjau, kad šiomis dienomis daug kas tik šūkoja viens virš kito. Manau, kad nors gal mūsų nuomonės skirtingos, reikia išklausyti viens kitų. Mandagiai išklausyti, kad suprastume skirtingas galvosenas. Dar moksleivio atsakymas. Aš manau, kad vieninga žmonija prasideda su visų individualiais santykiais su Dievu ir su savo šeima. Kai padedam šeimai ir mūsų bendruomeniai, ta vieninga žmonija pradeda augti. Per filmuką buvo citatas iš Lipniūno. Kaip mokėsiu, taip galėsiu. Tai reiškia, kad tu gali naudoti savo Dievo padovanotus talentus, skleisti meilę ir suvienyti žmoniją. Bet Lipniūnas irgi minėjo, kad pirmoje vietoje turi rūpintis išlaikyti savyje gyvą tikėjimą ir Kristaus dvasią, nes negalima kitam duoti to, ko pats neturi. Tai mane labai sudomino, nes tu negali kitiem padėti, jeigu tau pačiam reikia pagalbos. Dėl to mes galime sėti meilę kitiems, kai mes tos meilės patys neturime. Ir paskutinio moksleivio atsakymas į tą klausimą. Aš norėčiau žmonėm pasakyti, kad visi esame žmonės ir turime problemas. Bet dirbdami kartu galime išspręsti problemas. Visi turėtų žinoti, kad jie yra mylėti ir svarbus, ypatingai Dievo akyse. Palaimintas Jurgis Matulaitis yra sakęs, nugalėk blogį gerumu. Mums reikia daryti taip pat. Ačiū. Trečias ir paskutinis diskusijos klausimas buvo. Kunigas Lipniūnas dirbo su jaunimu, įkvėpdamas juos savo pamokslais ir vesdamas juos Kristaus keliu.
Koks žmogus jūsų gyvenime yra įkvėpęs jūs panašių būdų? Mano mama yra žmogus mano gyvenime, kuris yra įkvėpęs man panašų būdą kaip kunigas Lipniūnas. Apart man padedant kiekvieną dieną su dalykais, aš augdama kiekvieną dieną kuo daugiau ir daugiau suprantu, kokia aš esu dėkinga turėti savo mamą. Jinai man yra vaikštantis angelas, kuris suteikia geriausius ir reikšmingiausius patarimus, kurie man padeda bręsti ir tuo žmogumi aš esu. Aš augdama siekiu turėti jos požiūrį į gyvenimą ir įgyvendinti tokį didelį įspūdį kitiems, kaip jinai yra man. Mano religijos mokytojai įkvėpė man panašų būdą, kaip kunigas Lipniūnas įkvėpė savo studentams. Jinai išmokino mane, kaip ugdyti dorybę ir suartėti prie Dievo. Vienas žmogus, kuris man įkvėpė, yra mano dėdukas. Nors jis gyvena Lietuvoje, jis mane išmokino daug apie gyvenimą ir kaip būti geresniu žmogumi. Kito moksleivio atsakymas. Mano draugė Lana įkvėpė mane panašų būdą. Prieš kelius metus man nelabai svarbu buvo eiti bažnyčią, bet su Lana pradėjau kiekvieną savaitgalį bažnyčią važiuoti. Ji man padėjo nedaryti blogo ir eiti Kristaus keliu. Žmogus, kuri yra labai svarbus mano gyvenime, yra mano mama, kadangi jinai man padeda stengtis, kiek aš galiu. Mano mama irgi bando mylėti ir gerbti visus. Kito moksleivio atsakymas. Kai paklausau tėvo Luko Laniausko pamokslų, mane įkvėpė Kristaus pavyzdžiai. Jo pamokslai yra praktiški ir suprantami. Esu labai dėkinga už tai. Kunigas Lipniūnas primena man kunigą Saulaitį. Kaip Lipniūnas, kunigas Saulaitis mokino man daug apie Bibliją ir kaip veikia bažnyčia. Jo įspūdis mane motyvuoja mokinti kitus apie ateitininkybę ir krikščionybę. Mano tėtė yra mano geras pavyzdys eiti teisingo Kristaus keliu. Mano tėtė labai tikintis, lanko šventas mišias ir skaito Bibliją. Jis inteligentiškas, gydytojas ir sudirbęs daug diplomų, šeiminiškas, jis geras tėvelis, katalikas. Jis eina į šventas mišias ir myli dievulį. Jis lietuvis, tautiškas. Jis kalba lietuviškai su mumis ir jam svarbi lietuvybė. Jis visuomeniškas. Jis priklauso misijos tarybai ir savanorauja misijai. Jis irgi priklauso lietuvių organizacijom ir dalyvauja kiek gali. Ir paskutinio moksleivio atsakymas į trečią klausimą yra. Aš manau, kad žmogus, kuris įkvėpęs panašius pamokslus kaip kunigas Lipniūnas, yra kunigas Lukas, kuris palieka didelį įspūdį jaunimui per jo pamokslus su gera širdimi. Šventi žmonės yra tie žmonės, kurie neprikeikia, kurie atleidžia. Šitaip kunigas Lukas žvelgia į gyvenimą ir nuoširdžiai atsako į visus klausimus. Per jo paskaitą aš esu daug ką išmokus ir dėl to manau, kad jisai moko kitus apie Dievą panašiu būdu kaip kunigas Lipniūnas. Ačiū. Štai galas mūsų moksleivių diskusijos. Ačiū labai už galimybę pasidalinti. Ačiū Mykolui ir Simonai. Ir labai smagu, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas paliko didelį įspaudą į pažinojusių žmonių širdise, bet taip pat dar vis turi įtaką ir mūsų jaunimo mintims ir įžvalgoms. Užbaigiant, norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie minėjimo parengimo ir sėkmės. Tai Irena Satkauskienė, Lionė Kazlauskienė, Daiva Petersonaitė, Rasa Kasniūnienė, Vitalijus Kodis, Darius Polikaitis, Gytis Mikulionis ir žinoma korporacijos Giedra kopirmininkė Rita Venslovienė, kuri nors ir liko už kadro, bet buvo pagrindinė šio minėjimo organizatorė ir koordinatorė. Labai ačiū visiems. Ir man atrodo, kad Darius dar nori tarti žodį prieš sukalbant paskutinę užbaigimo maldą. Garbė Kristui, geros dienos, gero vakaro visiems. Šiaurės Amerikos ateitininkų vardu iš tikrųjų norėjau padėkoti korporacijai Giedrai, ypatingai pirmininkėms Ritai Venslovienei ir Rūtai Kuncieniai
ir visiems dalyviams, tai kunigui Kodžiui, kitoms giedrininkėms, moksleiviams, kad taip gražiai prisidėjote, taip noriai prisidėjote ir tikrai dalyvavote visą širdimi. Labiausiai ačiū Jums, mėly klausytojai, kad prisijungėte, kad domitės kunigo Lipniūnu ir jo byla. Ačiū, kad šią popietę ir šį vakarą prisijungėte. Dar norėjau taip pat du tokius ūkinius pranešimus padaryti. Tai pirmiausia, primenu, kad gruodžio 6 dieną 1 valandą po pietų Čikagos laiku vyksta Šiaurės Amerikos ateitininkų suvažiavimas. Rinksime naujus tarybos narius, bus pranešimai iš dabartinės tarybos narių. Greitai, čia už kelių dienų pasirodys registracija, kad galėtumėte registruotis tam suvažiavimui. Taip pat noriu išankstinį tokį pranešimą. Gruodžio 19 dieną yra planuojama kartu su Čikagos sendraugiais yra planuojama ateitininkų kūčios, virtualios kūčios. Tai būtų tęsimas Čikagos ateitininkų tradicijos, kad vyksta, kai būna ruošiamos kūčios, žinoma, normaliai jis būna gyvai. Šiais metais dėl visiems suprantamų priežasčių mes jas norime perkelti į virtualią erdvę. Tai kartu taryba ir Čikagos ateitininkai ruošiame tokį renginį. Dar mes planuojame, bet norėjom bent Jums leist žinot datą. Ir savaitės bėgyje bus daugiau informacijos apie tai. Taigi, dėl informacijos sekite ateitis.org, sekite Šiaurės Amerikos ateitininkų Facebook tinklalapį ir taip pat iš ateitininkų gyvenimo skyrių drauge. Ačiū Jums visiems, perduodu vėl Rūtai. Ačiū, Dariau. Prieš paskutinę maldą mes dar turim muzikinį intarpą. Gyti, ar gali patvirtinti? Ar pereinam prie maldos? Gal jeigu dabar su malda ir tada kaip žmonės atsisveikins ir prie galo galėsim dainą pagieduoti ar padainuoti. Gerai, tai tuomet aš kviečiu visus sukalbėti bendrai maldą, kuri bus jūsų ekranuose. Visagali amžinasis Dieve, Tu pašaukei į kunigystę Alfonsą Lipniūną, kad gyvendamas ir kentėdamas jis liudytų Jėzaus Kristaus tiesą. Šiandien kunigas Alfonsas džiaugiasi amžinąją tavo garbe, o mes jį nuoširdžiai prašome paskelbti palaimintoju. Pasitikime tavimi ir kunigui Alfonsui užtariant, meldžiame, suteik mums malonių. Prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Thank you.